Iš tokio Kauno žaliakalnio visiško kauniečio per dieną virsti Vilniaus Litvaku yra įspūdinga karjera. Kas yra labiau elitas? Ar kultūros protesto organizatoriai ir žmogus, kurio turto deklaracija yra 1,5 milijono? Manau, kad vienareikšmiškai žmogus, kurio turto deklaracija yra 1,5 milijono. Tai yra tokia veidrodinė reakcija. Viskas, kas yra jie patys, yra klijuojama tau. Ta prasme, čia jau makaronų kabinimas. Labas, aš esu Miglė, sienų žurnalistė, o jūs turbūt galvojat, kas po galais čia vyksta, kodėl jie sėdi garaže ir kas čia dabar bus. O bus čia visai neblogai, nes mes sieną sugalvojome atremti melų laviną ir leidžiame seriją podcastų, tinklalaidžių, lietuviškai išsireiškiant, nes lietuvių kalba yra svarbu, skirtų praskiesti melo laviną, kuri nūdieną užvertė visą viešąją erdvę. Kodėl to reikia? Todėl, kad mes nusprendėm, kad reikia pasipriešinti visam tam, kas vyksta. Nes yra visiškai užpilta viešoji erdvė tiek troliais, tiek botais, tiek dėja suklaidintais žmonėmis, kurie pasineria į tą patį melą ir agresiją ir reikia kažką dėl to daryti. Dėl to mes nusprendėm pradėti šitą tinklalaidžių ciklą, kur mes bandysim dekonstruoti melagingus naratyvus ir leisti tai padaryti žmonėms, kurie atsiduria būtent melo naratyvų centre. Nežinom, ar tai bus testinis projektas, ar išsikvėpsim, kai nebeliks melų, bet kol kas jų yra nors vežimų vežk. Tai ir važiuojam. Taigi Siena pristato pirmą savo podcastą iš serijos Makaronai su. Šiuo atveju makaronai yra su kultūra. Ir kur geriau kalbėtis apie makaronus kabinamus kultūros tematiką, jeigu ne garažiuke, kuriame yra Molbertas. Ir iš karto padėkosiu menininkui Mindaugui Tendzegolskiui, kuris per keletą dienų nusprendė papuošti mūsų improvizuotą studiją štai šiuo meno kūriniu, kuris tikrai niekaip neprimena jokio melagio. O pirmas mūsų podcasto svečias, tai yra Nacionalinio dailės muziejaus direktorius, buvęs kultūros ministras ir vienas iš kultūros protesto iniciatyvinės grupės lyderių Arūnas Gelūnas. Sveiki. Sveiki. Miela malonu. Sveiki. Ačiū už kvietimą. Tai pradėkim turbūt nuo akivaizdžiausio dalyko. Tas melas, kuris buvo paskleistas jūsų adresu. Pakeičiant jūsų tautybę, paleidžiant nuo lubų nukabintą istoriją apie tapatybės keitimą, kilmę ir taip toliau. Jūsų pirma reakcija apskritai kokia buvo tai pamačius? Pirma reakcija - vėl tai vyksta. Vėl senos antisemitinės istorijos, siejant mane kaip perversmininką kabutėse su slepiama žydiška tapatybė. Na, kurgi tai matyta? Tai matyta ir nacių laikais, tai matyta ir Stalino laikais, kai buvo žydų gydytojų perversmas įtariamas. Tai yra labai seni naratyvai ir atvirai sakant, aš tikiu, kad labai dideliai daliai Lietuvos visuomenės tai jau visiškai nebeveikia arba veikia kaip tik priešingai. Prasme, pamatyti, ištraukiant, reiškia, tokius melus, kurie įžeidžia, vėl primena senus istorinius faktus apie holokaustą, apie persekiojimus, apie antisemitizmą, apie diskriminaciją, kad ir nedideliai, bet labai svarbiai mūsų visuomenės daliai, žydų bendruomeniai. Na, tai yra tiesiog šlykštu ir pasibaisėtina. Ir už tai visuomenės reakcija, tos šviesiosios dalies, mąstančios dalies tikrai buvo stipri. Buvo labai daug viešų pasisakymų, kurie pasmerkė, bet antis jau paleista, dezinformacija paleista, jau tas atseit menkinimas. Ir po to dar jūsų žiniai kalbėjote apie botų ir trolių armiją. Botų ir trolių armija, kad ir kiek aš pajudinčiau pirštą, sakyčiau, man patinka būti žydu pavadintu, bet man nepatinka, kad tai netiesa. Viskas, ką aš sakiau, buvo antisemitizmas. Tai yra tokia veidrodinė reakcija. Viskas, kas yra jie patys, yra klijuojama tau. Tai, nežinau, tai
man kaip asmeniui tai tikrai nieko naujo. Esu tamsaus gimio tamsių plaukų, taip likimas sutvarkė. Tai būti pavadintų vienu ar kitokiu žmogumi, ten kažkada ispanu pavadintas, vienam į libanietį panašus, ar žydu. Ypač žydu, tai galima sakyti garbė, dėl to, kad tai turbūt pagal Nobelio laureatų skaičių yra pirmaujanti tauta pasaulyje. Bet ne apie tai kalbame. Kalbame čia apie valstybinio perversmo kaltinimo susiejimą su žydiška tautybė. Tai noriu pabrėžti, kad tai yra klasika. Jeigu perversmininkas, tai žydas, nesavas, blogas. Čia yra suniveliuojama du kažkokį blogį ir padaromas vienas didelis, aš taip suprantu. Čia yra gudriai manipuliuojama dviem baimėmis. Taip. Tai yra nestabilumo ir perversmo baimė ir tai, kad tai daro kažkokie pasislėpę, reiškia, žydai, kurie linki Lietuvai pikto. Tai va čia yra tikrai labai labai bjaurus melas. Ir labai bjaurus signalas mūsų visuomeniai, bet kažkaip nestebina, nes daroma viskas, kad ją skaldyti. Kai Žemaitaitis paleido šitą antį apie Aaroną Gelbachą, kokios reakcijos jūs susilaukėte savo komentaruose galbūt ar kažkas, kokie atėjo vartotojai, ar nebuvo tas, kad po bet kuo, ką jūs parašytumėt, ateina ir rėkia, ten žydas toks ir anoks ir panašiai? Ne, tikrai taip nebuvo. Vis tiek Lietuvoje gyvena ir daugybė sveikų žmonių, išsilavinusių žmonių, tolerantiškų žmonių, kurie nuoširdžiai išsakė užuojautą, kad tapau melo ir šmeižto tokios atakos taikiniu. Tai viena grupė. O kiti buvo tiesiog koordinuota ataka nuo tokių, kurie bandė keisti mano Wikipedijos straipsnį. Tiesiog ir įrašė ten Aaronas. 3 dienos prieš, ne? Rodos, kad 3 dienos prieš, kad atrodytų, kad ta ataka yra pagrįsta, kad žiūrėkit, faktai sako. Kažkokia kita anoniminė, reiškia, komentuotoja sakė, man dirbtinis intelektas išmetė, kad jisai Gelbachas. Tada dar kažkas citavo kažkokį disidentą ar esą disidentą, kuris labai labai lieja tulžį ir pamasgas ant profesoriaus Landsbergio. Ir tame pačiame tekste yra pasakoma, kad aš esu Vilniaus litvakas. Nors aš esu gimęs ir augęs Kauno mieste. Kauniečių kaunietis, kur kiekvienas mano kiemo draugas ar kiekvienas klasiokas gali patvirtinti, kad aš kaip buvau Arūnas Gelūnas nuo gimimo ir nuo žaidimo kieme, taip ir esu iki šiol. Ir metrika, ir pasas, ir visa kita. Tai aišku, mes juokiamės, kadangi tai yra absoliutus absurdas. Iš tikrųjų, bet pažiūrėkime, kaip tas absurdas veikia. Jis veikia labai žaibiškai, jis užlieja erdvę melagienomis ir šmeižtu. Bet kol tu įrodai savo tiesą, o tiesą įrodyti geriausia yra pasitelkus teisinę sistemą, teisingumą. Tuoj pat buvo pradėtas ir beje ne mano inicijuotas policijos tyrimas, ikiteisminis tyrimas perduotas prokuratūrai. Jau esu davęs parodymus labai išsamius. Tai atkreipkime dėmesį, kaip veikia šmeižtas, veikia kaip žaibas ir kaip veikia gynyba. Gynyba yra lėta, norint tiksliai identifikuoti faktus, pasverti abidvi pusės. Tai vat asimetrija šitų metodų, nepanašumas, ji matyt įgalina tokias atakas, nes matyt apsimoka. Tavo reitingai auga, gal net uždirbi, ten jungiasi prie tavęs nauji žiūrovai ir taip toliau. Sunku laimėti žaidimą, kai tik tai viena pusė turi laikytis taisyklių. Taip. Paminėjot disidentą menamą, tai čia vienas iš pirminių šaltinių, kur pasirodė disidentas. Tai buvo tas pats žmogus visiškai nepanašus į mūsų dekoraciją, kuris, beje, matėt, kiek kartų jis taisė tą įrašą? Mano advokatas sakė, kad jis įrašą taisė 16 kartų. Aš suskaičiavau 12, bet gal ne visus mačiau. Jo, ir tenai išlindo disidentas ir kolegė Daiva Žeimytė atliko namų darbus ir panagrinėjo labai neabejotinai patikimą šaltinį pavadinimu landsbergizmas.info.
Ir tie žmonės nuo senų laikų yra pakso simpatikai ir nežinau, kokiais kalibrais pretenduoja į disidento titulą, bet ko yra siekiama tokiu atveju? Ar tai yra bandymas išvengti atsakomybės? Čia ne aš sakau, čia disidentas sako. Ne, tai tarsi remiamasi solidžiai šaltiniais. Landsbergizmas, Taip, landsbergizmas, net neištariu šito žodžio, .lt. Tai, sveikiems, turintiems humoro jausmą, gerbentiems faktus ir racionalų protą žmonėms, aišku, akivaizdu, kad tai yra absoliutus absurdas. Tai iš tokio Kauno Žaliakalnio visiško kauniečio per dieną virsti Vilniaus litvaku yra įspūdinga karjera. Ir gal tai būtų labai linksma, bet tai yra melas ir dezinformacija. Ir sakau, kai yra siejama su perversmu, tai melas ir dezinformacija pavirsta visuomenės skaldymu ir antisemitizmo aktu. Siena dirba tam, kad privestų prie teigiamų pokyčių. Nuo milijoninių baudų už sankcijų pažeidimus iki atsistatydinusio premjero, visa tai yra sienos darbai. Tai yra pokyčiai, kurių dalimi gali tapti ir tu. Prisijung prie sienos bendruomenės ir kartu kursime žurnalistiką, kuri keičia. Kadangi tas žmogus yra teisininkas, tai jisai puikiai žino, ką daro. Jo neapkaltinsi naivumu ar kažkokiu klaidžiojimu, spontaniškumu. Jisai puikiai žino teisės aktus, jisai žino ir kuo kaltina, ir kas už tai gresia, ir ką reiškia antisemitizmas, nes Konstitucinio teismo yra pripažintas. Žino iš patirties. Iš patirties jau žino. Tai yra juodosios technologijos, kurios pakerta ar galimai pakerta tam tikros visuomenės dalies pasitikėjimą manim kaip asmeniu. Nes sako, jis ten viską klastojas, jis ten kažkoks neaiškus. Skaitėt, kad jis ten kažką keitė, kad jis tai visai ne jis. Tai savaime yra bjauru. O sako, net užsienio reikalų ministras, sako, be reikalo užsigavo, kad pavadino žydu. Mielieji, neužsigavau. Tai nevyko pirmą kartą. Ir sakau, tai yra garbė. Bet kadangi tai yra netiesa ir kadangi šalia yra kaltinimas perversmu, tai yra visiškai kita kombinacija ir visiškai kita realybė. Ta prasme, čia jau makaronų kabinimas. Pavirsta, tie makaronai jau yra labai juodi, kadangi jie atneša naudą asmeniui ar asmenų grupiai, politiniai grupiai. Ir diskredituoja, ar galimai diskredituoja iš dalies pilietinį judėjimą kultūrininkų, kurie viešai išreiškė savo nuomonę ir buvo pavadinti baubikais, cypikais, fondų čiulpikais ir taip toliau. Fonda čiulpiai išvertas iš rusų kalbos. Paleido šitą, tiesioginis vertimas iš rusų kalbos. Ne, čia yra iš rusų kalbos vertimas, aš nenoriu sakyti rusiško žodžio, dėl to, kad tai yra dabar ne ta kalba. Bet jums ir klijuoja netgi menamą prorusiškumą, nes vyriausybei galūnas meno kūrinių neduoda, o rusam kažkada davė. Tai irgi yra absurdas, nes tas kažkada buvo vienintelis kartas ir tai rusų menininko vienas kūrinys, kurį pati Rusija Lietuvai okupacijos laikais ir padovanojo fondams. Tai mes tiesiog paskolinom impresionizmo muziejui vienai parodai vieną kūrinį ir tai virto, kad veža dėžėmis, glėbiais duoda Rusijai kūrinius. Prasme, irgi galima sakyti labai juokinga. Supakuojam visą Čiurlionį ir į Sankt Peterburgą. Visą Čiurlionį, visą Gudaitį, visą Kairiūkštį, ką tik tai nori. Viską pakuojam, vežam, visą savo klasiką. Bet tikrai būtų linksma, galima būtų pakrizenti. Bet tai taip pat yra visiškas melas. Ar ten sakyti, jis uždarbiavo paskaitėlėmis. Ambasados organizuotas renginys, kur pristatoma mano vadovavimo muziejaus veikla, lygiai 0 centų, kultūros atašė surinktas. Virsta uždarbiavimu Rusijoje, akivaizdu šmeižtas, bet sumaišytas su dalelė tiesos, virsta nuodais.
Taip, ir tokie du aspektai. Man atrodo, kad norint dekonstruoti melą, reikia suvokti, kaip jis veikia. Ir ką Žemaitaitis ir Nemuno aušra daro, jie labai puikiai suniveliuoja, kaip jūs sakote, sviestą su degutu ar ten kokia nors kita substancija. Taip. Bet tai, kad ir kokį tu kiekį sumaišytum, tai vis tiek bus degutas ar ta kita substancija tikrai nesviestas. Ir ką jie padaro, jie paima, kad bet kokį naratyvą, jie paima kažkokį lyg ir praeitie buvusi faktinę informaciją, bet apipina ją kažkokiom savo pridėtiniam dedalėm melagingom ir paleidžia tai kaip tiesą. Ir kadangi tame mele yra kažkoks krislas tiesos, tai jų auditorija suvalgo tą produktą kaip tiesą, kaip tą produktą. Taip, bet kaip ir sakiau, apsiginimas nuo melo yra lėtas. Būtent. Yra du būdai. Aš galiu pats plėštis marškinius nuo savęs socialiniuose tinkluose, aiškindamas detalės, įkeldamas dokumentus, sakydamas, kad tai netiesa. Bet kai tu tai darai, jau atrodai truputį kaltas. O kai nesi niekiek kaltas, tu to nedarai. Bet kadangi tai yra šmeižtas, dezinformacija ir su kvapeliu labai rimtų nusikaltimų, tu kreipiesi į teisėsaugą. Bet kaip ir anksčiau sakėme, teisiniai procesai yra lėti, o per tą laiką dar lavina kartojama ir kartojama. Tie melai ritasi ir ritasi. Ir kritinį mąstymą turinti visuomenės dalis baisisi, siunčia palaikymo žinutės, užuojautą šeimą ir taip toliau. Ko turbūt nereiktų daryti, nes žinokit, jaučiuosi puikiai. Jautiesi blogai tada, kai esi pasielgęs blogai. Kai esi nusikaltėlis, kai pridaręs esi, cituoju, varkių ir maklių. Bet kai šito nesi padaręs, jautiesi gerai. Be to, aš tikiu, kad Lietuvoje egzistuoja teisingumas, profesionali teisinė sistema ir sakykime, ta tiesa vis tiek išaiškės. Bet kalbant apie juodasias technologijas, sakau, žmonės pelnosi iš to. Auginasi žiūrimumą savo laidelių tų, auginasi politinius reitingus. Aš manau, taip neturėtų būti. Ir tam tikrą prasme įtaka. Įtaka absoliučiai. Tai ir yra įtaka. Ir žiūrimumas, ir politiniai reitingai, buvimas valdančiosios koalicijos dalimi ir elgimasis šitokiu būdu. Daugiau negu savaitę prabėgo nuo akivaizdaus šmeižto su Gelbacho istorija. Buvo iš pradžių aštrios reakcijos, netoleruotina, šlykštu, taip toliau, bet ką mes realiai turim? Deklaracija, kad socdemai atima kultūros ministeriją, bet tuo pačiu Žemaitaitis siūlo kandidatus, kurie yra neaiškus. Kaip jums tai atrodo? Taip, tai atrodo kaip dūmų uždanga, atrodo kaip bandymas klaidinti ir atrodo kaip bandymas pasakyti, kad kultūrininkai parėkaus ir nustos. Bet šiandien jau yra ne tik kultūros ministerijos istorija ir jau ne tik vėliavos išnešimas iš ministerijos, ne tik bandymas pagaliau pašalinti Ukrainos vėliavą iš Lietuvos Respublikos Seimo. Man tai atrodo, kad jie čia dabar labai atvirom kortom pradėjo eiti. Ir aš galvoju, kas čia nutiko, kodėl jie galvoja, kad taip gali atvirai, deklaratyviai išeit, kad Ukrainos vėliavos išnešamos, dabar gynybos siūlymas nedaugiau 5% BVP skirti gynybai. Iš kur čia atsiranda toks atvirumas, kas čia per... Nežinau, gal daroma prielaida, kad visuomenė yra labai pavargus. Kad jau pasiruošėm naujai tiesai. Kažkas tokio. Arba pavargus ir nusivylus, arba tiesiog abejinga. Viena dalis pavargusi yra savo apmaude ir kerštavime, kita dalis pavargusi, tarkim, savo malonumuose tiesiog. Malonumų mylėtojai, hedonistai, kurie yra taip truputį apolitiški, mato čia kažkoks erzelis, bet jų pačių malonumai yra svarbesni ir taip nelabai reaguoja. O ta pilietiška dalis, kultūros bendruomenė ir visi, kurie ją palaikė, o palaikė ir žemdirbiai, ir atsakingas verslas, ir medikai, daugybė žmonių, kurie pamatė grėsmę ne tik kultūrai, arba pagalvojo, kad mes ir esame ta kultūra, mes visi, ir mums iškilo grėsmė.
Tai matyt, šita grupė žmonių yra laikomi naivuoliais, kurie pavargs kažkaip, pašūkaus ir nutils. O tada normaliai ta Nemuno aušra sugrįš į tas visas portfelių dalybas. Ten bus ir toj pačioj kultūros ministerijoje, nu, kiek čia šūkaus tie baubikai ir cipikai, gal pavargs. Tai vat įspūdis susidaro toks ir tai labai nemalonus jausmas. Bet žinokit, noriu pridėti, kad nuo to Čiurlionio gimtadienio praėjo daug laiko, jūs labai teisi sakydama, o kur riba, bet kai buvo pasakyta, kad nuplėšiu kariuomenės vadui ant pečius. Nu, mes vėl grįžtame į beribį, Taip, aš manau, kad pabudo net ir tie, kurie patogiai snaudė savo gana komfortiškose kėdėse, jau labiau pabudo, nes tokie pasakymai, ką jie reiškia. Aš nežinau, tai aš nedirbu specialiuose tarnybose, bet kas čia vyksta? Nu, čia yra provokacija, ribų bandymas, kiek Taip. Ir jisai labai turi gerą strategiją, kad ir kiek aš berėksiu, jeigu aš peržengsiu ribą, aš turiu jau savo auditoriją, kuri mane gins nepaisant nieko. Ir iš kitos pusės, jeigu aš gausiu per snapą, aš dar būsiu iš auka ir aš galėsiu eiti per tą aukos naratyvą, kad va, aš už jūs, mano bendruomenė, aš esu už jūs. O čia vat mane ateina ir mane smerkia, bet aš esu už jūs. Bet kalbant dar labai vieną, noriu momentą apie prezidentą užfiksuoti. Vat, man atrodo iš tiesų, kad yra va ta, kaip jūs sakėte, pilietinė dalis žmonių, kurie netoleruoja, kurie sukyla, kurie tam tikrą reiškia bet kokią prasme ir bet kokiu būdu palaikymą. O prezidentas, mano požiūriu, jis nusiplovė rankas. Išreikšdamas palaikymą, jis nusiplovė rankas, jisai sako, jūs tvarkykitės, aš su jumis, aš jums atėjau, pridariau ir dabar jau jūs eikit, būkit malonūs, išspręskit šitą situaciją. Aš pažiūrėsiu, nes heavy is the crown. Heavy is the crown. Na taip, tarsi jis būtų visiškai nedalyvavęs koalicijos formavime anksčiau ir sakė, aš ne vaikų darželio auklėtojas, jūs čia tvarkykitės, o aš jūs palaikau. Taip, manau, kad tikrai nepadeda jaustis saugiam, nepadeda jaustis apgintam ir valstybėje, kurioje jautiesi kaip namuose, kad čia viskas gerai. Šiandien, ko gero, šitas tikėjimas yra susvyravęs, bet turbūt toks ir tikslas buvo – destabilizuoti. Viena vertus pleištų kalimas nuolatinis Lietuvoje, ten centras regionai, elitas proletariatas, turtingi, neturtingi. Čia tai visiškai kaip nacių laikų Vokietija, kur sakė, jie kalti, kad jūs be pinigų, jie pasiėmė visus jūsų pinigus, vat sunaikinsim ir bus viskas gerai. O kita vertus, apie tai dar nekalbėjom čia, tarptautinė Lietuvos izoliacija. Lietuva pastaruoju metu labai sėkmingai prisistatė pasaulyje, ypač Europoje. Ir kaip atsakinga šalis, ir kaip puikius kultūros žmonės turinti šalis. Vien Lietuvos sezonas Prancūzijoje, kur yra tiesiog kultūros simbolis, 800 renginių. Tai turbūt tūkstančiai, jeigu ne 10 tūkstančių kultūros lauko dalyvių, kurie įdėjo milžiniškas pastangas. Ir visa tai tarsi nubraukiama, sako, šitie 35 metai klaida ir Europai ir pasauliui siunčiamas signalas, kad Lietuvoje tarsi reikalai pasikeitė. Antisemitizmas yra ok, o gynybos ten įsipareigojimų galima nepaisyt, o galima kalbėti, ką nori, šmeižtas nebaudžiamas. Tai manau, kad tai ir žinutė į užsienį yra. Jums yra siunčiama žinutė, kad jūs protestuojat, nes jūs vagys. Pasinagrinėjom, turbūt dažniausiai tiražuojamos asmenybės, tai yra Gintarė Masteikaitė, Dagnė Vildžiūnaitė, Karolis Kaupinis be abejo. Ir visur yra tas pats mechanizmas, paskaičiuojam kažkokius tai pinigus, net nebūtinai tiksliai, prikabinam prie vieno žmogaus, kaip kad neseniai buvusiam portalo Alfa LT interviu, nebe ministras, ponas Adomavičius, pasakė, beveik tiksliai pacituosiu, bet galėsim į laidą ir ištrauką įdėti, manau,
kad viena šokėja pasiima 600 000. Vienas šokių teatras, kuris gauna šokių teatras, šokio industrijos specialistė, gauna 600 000 ir viena bando skatinti tą šokių meną Lietuvoje. Galbūt geriau būtų kreiptis į visuomeninį. Kaip šitas naratyvas veikia? Kaip atviras melas, dezinformacija ir šmeižtas. Nes, aišku, šokėjos pavardė neįvardyjama, bet visi žino, kas ji tokia yra. Tai laba diena, nuotrauka prikabinama. Nuotrauka prikabinama. Tai tada visi žino, kad tai Gintarė Masteikaitė, kur yra koordinatorė. Jinai šiuo metu net nešoka. Jinai organizuoja nuostabius festivalius, nuostabius tarptautinius, tikrai europinės reikšmės festivalius, kur yra šimtai ir tūkstančiai autorių, veikėjų, ir patys šokėjai, ir koordinatoriai, ir apšvietėjai, ir dizaineriai, ir scenos dailininkai, kas tik tai nori. Tai yra daugybė žmonių, kuriems neužtenka skiriamo finansavimo ir už tai žmonės ateinantis į festivalius ir perkantis bilietus, tampa to finansavimo dalimi. Kultūrai niekad neužtenka finansavimo. Kūrybingų žmonių kiekis Lietuvoje yra tikrai įspūdingas ir tai, ko yra prašoma kultūrai, festivaliams, spektakliams, parodoms, knygoms, visada, aš dabar bijau apsirikti statistikoje, bet anksčiau tai būdavo trečdalio patenkinimas sumos, gal priartėjo prie kokių 40%, bet tai išgirskite, jeigu jūs norite 1000 eurų uždirbti, o jums sako, su 400 kaip nors pragyvensit, tai čia yra panašiai. Ir dar mokesčių susimokėk. Tai, suprantate, demokratija yra sunkus pratimas. Tai yra darbas, tai yra švietimas. Tai yra sunkiai jungiami saitai, statomi tiltai. O sugriauti pakišus dinamito galima per akimirką. Ir tai yra daroma su tokiu vaidmenų žaidimu. Kai atėjo didysis revizorius Adomavičius, susirinko kažką iš kultūros ministerijos ir dabar jau viską skaidrins ir audituos. Man labai įdomu, kokio legalumo buvo tas susirinkimas. Nes yra liudininkai, kiek jie bus drąsūs ir liudys iki galo, svarbu, kad atėjo visai nepažįstami žmonės. Nes turėkite omeny, kad tuo metu ministras neturėjo komandos, jisai buvo vienas. Jis neturėjo nei viceministrų, nei patarėjų. Paprastai politinė komanda, kai jau pradeda dirbti, sako, aš norėčiau institucinės atminties. Truputį papasakokit, kaip čia vyko. Arba atneškit man tos institucijos audito duomenis, aš noriu pažiūrėti, kokios esminės bėdos, susitiksiu su vadovu, aptarsiu. Tai yra normalu. Bet jis neturėdamas politinės komandos, su kažkokiais niekam nežinomais asmenimis, kaip juos populiaru vadinti dėdžiais, kurie turėjo eiti į Čiurlionio mokyklą gąsdinti mokinių, jeigu prisimenat. Tai dėdžiai galimai nusiurbinėjo serverių duomenis ir ten, nežinau, krovėsi į krepšius tuos audito dokumentus. Tai vyksta tyrimas, už kiek pirkau, už tiek parduodu, tiesiog skaičiau tai viešai ir apie tai kalbėjo patys ministerijos žmonės. Tai ten yra asmeniniai duomenys, ten yra jautri informacija. Jeigu tai yra po to teikiama tam tikriems žinių kanalams ir virsta, kaip jūs sakėt, 3/4 tiesos ir 4 melo, kuris viską paverčia melu, tai mes turime labai rimtą bylą. Labai rimtą bylą. Tai apie tai pakalbėkime, o ne kad viena šokėja pasiėmė 600 000. Ką labai lengva pagrįsti dokumentais, kad tikrai taip nebuvo. Ne, ta prasme, jie sako, kad jie bando diskredituoti asamblėją, jie bando diskredituoti tuos pagrindinius asmenis, sakydama, kad žiūrėkit, jie yra didžiausi žulikai, nes jie pasiema didžiausią pinigų dalį skirtą kultūrai. Ir tada ateina Adomavičius į Alfa laidą ir sako, kad tai gal geriau duokim visokiem tokiem paprastiem žmonėm tuos pinigus, gal jie sukurs. Jis pats supranta, kad jis kalba nesąmonę, bet jis kalba tai tam,
kad sukeltų kažkokį šaršalą, nes paprastam eiliniam žmogui, kuriam dar ne iki Čiurlionio 600 000 eurų yra dideli pinigai ir atrodo, kad čia už juos tu gali pusę pasaulio. Tie žmonės, į kuriuos jie apeliuoja, jie nesuvokia, kiek kainuoja projektą sukurti, kiek tų projektų, jis net nesikilina, jis pamato skaičių. Reikia galbūt bet pažiūrėkit, tas pats ir kituose kontekstuose. Tai absoliučiai visur. Kinas. Taip. Kultūra, kuri vis tiek, ypač tos visuomenės dalies, kuri dėja nesinaudoja ją, nes nežinau, arba geria, arba neturi laiko, neturi sveikatos dėl kažkokių priežasčių. Tikrai tai nėra gerai ir dirbkime ties tuo, bet ne tokiais metodais. Bet jeigu tu kaltini, kad nupirko tanką, nežinau, už 2 milijonus, kai buvo galima pravalgyti tą tanką, tai lygiai tas pats. Kaime išgirsti, kad vienas objektas kainavo kažkokius baisius pinigus, jau yra manipuliacija. Taip. Manipuliacija tų žmonių apmaudų ir jų tikrai nekokia situacija. Tai vietoj to, kad būtų sukūriamos socialinės paramos schemos kažkokios, švietimas duodantiems meškerio, o ne žuvį suvalgymui. Tai yra kiršinami tie žmonės, rodoma į miestiečius, sako, jie kalti dėl jūsų kančių. Žodžių, metodai, tai spręskim patys, prie ko tai veda. Ir čia visiškai nejuokinga, nes tai mes kalbam apie politinę partiją išrinktą tų žmonių, kuriuos jie mulkina. Bet jeigu tu ateini žmogus, sakai, žiūrėk, man atrodo, šitas žmogus, kuriuo tu tiki tave mulkina, žmogus pasijaučia įžeistas, kad nematai jis yra apmulkintas. Ir kaip tada kalbėtis tai žmonėm. Tai man atrodo, Žemaitaitis čia žaidžia labai gudrų žaidimą. Nežinau, nenoriu jam duoti tiek kredito, kad jis yra toks protingas, nes šiandien matėm, kaip dalinosi. Žemaitaitis parašo vieną postą, su vienu kontekstu Nemuno aušra įsideda lygiai tokį patį postą, bet jau su kitu kontekstu ir su kita nuotrauka. Taip, aš tapau Masteikaitę. Taip. Bet klausykit, kiek reikia laiko turėti visą tai daryti. Ir laiko, ir tai reiškia, tam skiriami labai dideli resursai. Dideli resursai, galbūt tikrai dirba kažkokia įmonė ar įmonės, kuri renka, kuri rausiasi, pavyzdžiui, mano labai senuose pasakymuose, kai nei aš dirbau muziejui, ten buvau politikoje kurį laiką, beje, būti politikoje yra visai negėda. Ir tą tvirtinu dėl to, kad Rusija yra pavyzdys, kai nusišalina intelektualai nuo politikos ir paliekama banditams ją daryti, į kur nusirita visuomenė. Už tai pilietinis aktyvumas ar galiausiai politinis aktyvumas, kai žmonės eina į politiką, prisima atsakomybę už savo valstybę, yra būtent civilizuotas ir elgesys ir Europoje tai buvo nuo seno, nuo Atėnų, Graikijos. Bet ir tuo galima manipuliuoti, sakant, politika yra nešvari, žiūrėk, jis jau yra susitepęs, nes jis yra pabuvęs. Tai, čia irgi labai ydingas naratyvas. Ydingas, kenkiantis mūsų visuomeniai, bet šiandien niekas nestebina, nesakau, tai yra galios įtakos auginimosi, reitingų auginimo ir konkrečios finansinės naudos gavimo kelias, kad ir juodas kelias, kad ir juodosios technologijos, bet vienintelis būdas užkirsti tai yra lėtai veikiantis tyrimai, teisinė sistema, bylos ir manau, kad tuo naudojamas. Ir gal netylėti, nes man atrodo, mes ir užsiauginom šitą žmogų ir su visa politinė jėga ir įtaka dėl to, kad labai ilgai buvo kenčiama, tylima ir galvojama, nenorima diskutuoti, nenorima dėti energijos, nenorima kažkaip tai eiti. Susitepti, tarsi prasidėti. Jeigu tu prasidedi su durnium, tu pats tumpi durnas. Ir va čia, man atrodo, yra šiek tiek klaida, nes mes taip ir davėm jam piedestalą ir... Na ir dabar yra, kas sako, kad palaukim čia kaip gripas, praeis savaime. Nu va. Taip, ir yra žmonės, kurie sako, pralaukim ir aš nenoriu atsitraukti nuo savo malonumų, nuo savo šeimos reikalų, nuo savo verslo reikalų. Gal kiti už mane padarys, o tuo pačiu, vat, kaip minėjote, botų, trolių ir dezinformuotų asmenų armija. Jie tai nieko nelaukia. Na, sakykime, pila melus, sako netiesą, o tai virsta tiesa pakeliui.
O racionalieji, darbštieji žmonės sako, ai tai gali mane truputį sutepti, aš gal geriau neprasidėsiu. Žmogau, prabusk. Nes gali būti per vėlu. Kai prabusi, jau gali neturėti tos aplinkos, kurią kūrėjai ten 30 metų. Gali netyčia prabusti visai kitoje valstybėje negu vakar. Absoliučiai. Aš tai kitą naratyvą norėčiau perpėkti, nes mes labai organiškai ir gražiai mes einam į tą supriešinimo chrestomatiją tam tikrą, kur yra paprasti žmonės, kuriuos jie atstovauja, ir yra Vilniaus elitas, baubikai ir visi tie, kurie sėdė atsiprašant, įsipatoginę, šikna šiltai padėję, o paprastas žmogus, jis lieka garažiukės prie Molberto ir jis niekam nėra įdomus. Tai aš manau, kad puikus paliudijimas yra etnokultūros organizacijų raštas, kur žmonės įsižeidę, kad regionai, mažesni miesteliai yra šitaip nuvertinti. Kažkokiame beje poste, ten nutekintam susirašinėjime, aš nepasitikiu tokiais dalykais, bet man atrodo pats partijos lyderis vadino savo elektoratą ubagais kaimiečiais. Tai atskleidžia jo požiūrį į tuos žmonės, kuriems jis atstovauja. Tai etnokultūrininkai aiškiai pasakė, čia yra dezinformacija, regionuose vyksta nuostabiausi kultūriniai dalykai. Ir atvirai sakant, kai aš girdžiu savokų junginį paprastas žmogus, aš jaučiuosi nejaukiai, dėl to, kad nėra tokio dalyko kaip paprastas žmogus. Lietuvoje kiekvienas pilietis yra nepaprastas žmogus, nes mūsų yra labai nedaug. Kiekvienas žmogus turi būti labai svarbus. Tai, kad šiandien dar to nėra, tai ko gero yra programa ir užduotis ateičiai. Bet kaip sako, yra elitas čia labai privilegijuoti, o ten yra kažkokie paprasti. Palaukit, tai irgi neatitinka tiesos, nes aš galiu ir iš atminties išvardinti fantastinių kultūrinių renginių, parodų, festivalių. Rokiškio muziejus iš Vatikano bibliotekos atsivežė rankraščius, eksponuoja. To nėra buvę istorijoje turbūt. Dabar apie Kintų emalio festivalį, kuris vyksta ne pirmą dešimtmetį, aš jau tiesiog pavargau kalbėti, nes turbūt galima pagalvoti, kad aš jiem atstovauju. Bet sakau, galėčiau kalbėti. Varėnos teatrų festivalis, Rokiškio teatrų festivalis, daugybė kitų, nuostabusis Telšių Alkos muziejus su filialu Varniuose. Sakau, galėčiau vardinti, kokia yra netiesa nurašyti regionų mažesnių miestų ir miestelių kultūrininkus ir šiaip žmonės kaip kažkokį tai apkiautusi, nuskriaustą, apvoktą proletariatą, tuo tarpu, kai elitas čia mėgaujasi, nežinau, akmenukai, auksas ant šaligatvių, tik tai rieškučiomis pasisemk. Tai, sakau, prieš atvirą melą ir šmeižtą kova yra ilga ir sunki, čia yra pagrindinė problema. Jie reikia kovoti, nes tas žmogus, kuris tai skleidžia, tendencingai per dieną surašo 2-3 įrašus, pagal tai, ką jis įvardina kaip elitą, tai jis pats yra atstovas to elito pagal savo turto deklaracijas. Kas yra labiau elitas? Ar kultūros protesto organizatoriai ir žmogus, kurio turto deklaracijoje yra 1,5 milijono? Manau, kad vienareikšmiškai žmogus, kurio turto deklaracija yra 1,5 milijono, nes mes, kultūros žmonės, turbūt išskyrus savo paskolas ir įsipareigojimus nieko neturime. Dažnai išnuomotose būstuose ar tenai daugybę dešimtmečių išmokamuose mažuose buteliuose, tai yra kultūros realybė. Tai aš nežinau, kas čia ką vadina elitu. Ar milijonierius? Aš pats mačiau tą straipsnį beje. Taip, tikrai viršija turtas milijoną, tai yra įspūdinga. Lietuvoje, ne, kur tas, kaip sakė, 600 000, kur visas šokio festivalis. Ir ne vienas festivalis, ir tai skaičius yra nukabintas nuo lubų. Mes net nekalbame apie vieną festivalį ir mes nekalbame apie tikslų skaičių, nes vienom šaltinėje yra 240 000, kitam šaltinėje 400 000, trečiamgi šaltinėje jau paauga iki 600 000. Tai kas matematiką veda ir iš kokių skaičių, tai čia net nėra esmė. Esmė yra paduoti didelį skaičių, pasakyti, kad čia kažkas įsisavino. Ar tariamai kompromituojant.
kompromituojantį faktą. Taip. Bet va tas man, tas pyktį kelia ir labai nuoširdžiai ir natūraliai tas, kad bandoma supriešinti elitas ir neelitas. Ir man atrodo, kad Andrius Mamontovas proteste labai gražiai dekonstravo žodį elitas. Ar ne Andrius Mamontovas? Taip, ten buvo Mamontovo kalba. Kad kiekvienas savo srities ekspertas ir yra dalis elito. Žinoma, tai yra savo srities lyderiai, kurie yra visoje Lietuvoje. Ir numenkinti kažką kaip, ir dabar pasakyti, kad elitas yra priešas, tai yra labai patogi pozicija. Dabar, kol kalbėjom, kažkaip prisiminiau diskusijas Plungės bibliotekoje, kur neseniai buvau. Visiškai elitinė vieta. Absoliučiai elitinė vieta. Ir puikiai sutvarkytas paveldas, ir idėjų, ir renginių kokybė. Prasme, čia yra skaldimas. Skaldimas yra blogis. Ir dar tokia mintis kilo, negaliu nepasakyti, bet man atrodo, kad jisai duodamas tą pykčio vaisių savo auditorijai, nes kiekvienas iš mūsų gali prisiliesti prie kultūros. Per 30 metų jinai taip išplėtota ir visus kampus pasiekia ir taip žmonės myli savo darbą ir puoselį ir daro, kad kiekvienas norintis jis tikrai gali būti jos dalimi. Ir šiaip kiekvienas žmogus šiandieninėje Lietuvoje jis turi visas galimybės kažką daryti su savo gyvenimu. Bet kai ateina tas naratyvas, kad iš jūsų kažkas kažką atima ar neduoda, tas elitas, o jūs esat paprasti biedniokai dėl to, kad kažkas kitas kaltas, jisai duoda tą tokį labai toksišką vaisių, kad aš negaliu nieko daryti ir aš esu auka, nes ta jėga, tie žmonės man neduoda, iš manęs atėmė, vagia pinigus, valstybė yra blogis, valdžia yra blogis ir aš dėl to esu nepasisekęs. Visi čia vagis išskyrus mane. Pakirtimas pasitikėjimo valstybė. Bet ir savim pačiu, kad aš nieko negaliu. Garliavos skandalą, ko nori mergaitė, buvo tikslas pakirsti teisėsaugą ir nepavyko tai. Ir net į Seimą mažutę frakciją pateko 7 žmonės. O nepavyko planas. Ir dabar atrodo, kad yra geidžiamas partneris koalicijų ir gali daryti visus dalykus, lieti tulžį, lieti šmeižtą, nebaudžiamas. Nežinau. O tikrai įdomi situacija, aš tokios nelabai prisimenu savo gyvenime. Tikrai tuos 35 nepriklausomybės metus aktyviai veikiau kaip pilietis, dirbau, buvau čia. Nelabai prisimenu tokio dalyko. O dar kas liečia istorinį ir taip per seniai visgi įvykusį įvykį, nors taip viskas plėtojasi, kad atrodo, kad čia prieš pusę metų buvo. Spalio 5-osios protestas. Ką mes ten matėm? Iš pradžių matėm pareiškimą, irgi, manau, galėsim iš LRT ištraukėlę įsiklijuot, kad protestuoja vos 1% tos kultūros bendruomenės. Reiškia labai įdomu, kad kultūros bendruomenė, dalelė kultūros bendruomenės, vos 1% tos kultūros bendruomenės, reiškia piktybiškai tyčia liberalų ir konservatorių bei kitų politinių jėgų inspiruoti darė piketus mitingus. Oficialūs skaičiai yra maždaug tokie. Statistikos tarnybą žiūrėjau, kultūros sektoriuje oficialiai dirba apie 50, man atrodo, tūkstančių žmonių. Taip išeitų protestavo 500? Matot, vien prie prezidentūros šiek tiek anksčiau įvairiais vertinimais buvo tarp 2-3 tūkstančių žmonių. Tai jau šita statistika subliūkšta. Bet pasakyčiau, kad lygiai kaip ir žydų sąmokslas, taip ir protestavo 1% yra klasika. Aš tikrai, nei mes su kolegomis, nei aš nesigretinam su sąjūdžio mitingais ir kovomis tuo metu. Nes Lietuva tuo metu buvo okupuota, jinai nebuvo laisva. Bet ką sakė okupacinė valdžia? Sakė, čia maištauja saujelė ekstremistų. Saujelė ekstremistų. Ta pati technika. Pasakyti, kad visuomenė rami ir stabili ir jie labai patenkinti sovietinę okupaciją. Bet kažkokie landsbergistai ar kitokie, Landsbergizmas saujelė, visiškai mažutė saujelė, kurie užtvindydavo Vingio parką ir ten miestus mūsų ir Baltijos kelyje tūkstančiai žmonių, va čia saujelė. Tai panašiai ir čia. 81 Lietuvos mieste ir miestelyje
buvo 336 protesto akcijos renginiai. Tai vienam renginiui po 0, kažkiek tai žmogaus taip išeitų pagal. Tikrai, po 0 žmogaus ateina vienas žmogus su šitu ženklu, pastovi ir jau suimitavom protestą. Na, yra filmuota medžiaga, yra daugybė fotografijų. Tai juokinga net komentuot, bet gal įdomiau, kad tai yra klasika. Tai yra tos pačios technologijos. Pasakyk, kad ten netikri menininkai, prisimena, dar sakė, tikri menininkai tai jie ir toliau kūrė meną, taip kaip sovietmečių patenkinti sovietų piliečiai, ramus mėgaujasi tą sistemą nuostabę, o ekstremistai gatvėje, tai čia irgi baubikai ir cipikai, tie fondų parazitai yra gatvėje, o rimti, kūrybingi, tokie tikri menininkai iš didžiosios raidės, tai jie toliau savo garažiukuose. Jie užspausti, jiems niekas nieko neduoda pinigų. Valstybė, ir iš vis valstybėgi turi pinigų, bet duoda savo ratui skiria ir bandoma parodyti, kad tas ratas čia yra. Net nesuvokiant masto, nesuvokiant, kiek kainuoja dalykai, bet tiesiog tu išėmė iš konteksto, įdedi ir turi rezultatą. Beje, yra klaidinga vadinti protestuojančią kultūros bendruomenę menininkais. Menininkų ten buvo tam tikra dalis, o kultūros bendruomenės savoka yra žymiai platesnė. Ir už tai labai svarbu ir labai džiugu, kad jungiasi ir žmonės, kurie yra tiesiog... kurie neįsivaizduoja savo gyvenimo be kultūros, kurie laisvalaikiu tapo ar garažiukuose, ar virtuvėse, tai jau jų reikalas yra, ar groja pianinu, ar siuvinėja, ar dainuoja chore. Daugybė ir tų žmonių stovėjo kartu. Galų gale kuratoriai, organizatoriai, impresarijo, tai taip pat yra labai svarbus kultūros žmonės, kurie nėra griežtai kalbant menininkai, kur jau kuria tą unikalų turinį. Nes šiaip žymiai sudėtingiau viskas būtent, yra. Nes šiaip kultūra ir pilietiškumas yra tam tikra prasme vienas ir sinonimai, tas pats. Tai yra apie tą patį. Ir tu neturi būti, nežinau, menininkas ar kūrėjas, kad tu būtum kultūros dalis, nes kultūra tai yra apie pilietiškumą, apie buvimą visuomenės aktyvių narių. Didelė dalimi kultūra yra tai, ką tu apie save galvoji kaip tos valstybės gyventoja ir kokius pasakojimus tu pasakoji kitiems. Jeigu tu viso to neturi atminties, neturi tų pasakojimų apie save, tai tau jokio skirtumo, ar Lietuva, ar Vietnamas, ar Misūris, ar kas. Tau vienodai. Svarbu, kad būtų pusryčiai, pietus ir vakarienė. Ir pastogė. Tai tu nesi kaip ir tas pilietiškas pilietis. Tai, manau, atmintis labai svarbi, tapatybė labai svarbi, pasakojimai, kuriuos vis labiau su pasididžiavimu pasakojam pasaulyje apie save. Lietuva geros valstybės indekse yra 13 vietoje pagal kultūros įnašą į pasaulį. Tai yra sensacija. Lietuvos kultūros institutas atkreipė dėmesį į tą indeksą. Tai yra didžiulis mūsų visų laimėjimas. Milžiniškos didelės grupės žmonių. Ir jį nubraukti pasakius, kad 35 metai nepriklausomybės buvo klaida ir mes ateisim, parodysim, kas kaltas ir padarysim geriau. Na, tai yra labai rimta grėsmė, sakyčiau. Na ir taip pat jūs, kaip bebūtų, esat masyvūs, pikti, žiaurūs, baisūs perversmininkai. Tai yra dar vienas ir paskutinis naratyvas, kurį paliesim mūsų pirmam podcast'e. Jūs organizuojat perversmą ir taškas. Perversmas yra, man atrodo, pagal BK nusikaltimas ir labai rimtas. Taip, nuo 20 metų kalėjimo iki gyvos galvos, jeigu neklystu. Tai yra vienas rimčiausių nusikaltimų, kuriuos gali valstybei padaryti. Nes, sujauki visuomenės gyvenimą, teisėtai išrinkta valdžia, ten verčiama, nežinau, kaip į Baltuosius rūmus įsiveržiant brutaliai ir žudant žmonės ar kitais būdais. Tai yra labai rimtas kaltinimas ir taip pat spekuliuojant tuo faktu, kad tam tikra visuomenės dalis yra apolitiška, nepilietiška, abejinga, domisi ten tik tai labai fone kažkur televizoriui tie politikai yra ir nuo manęs niekas nepriklauso. Pabalsavau rinkimuose, mano darbas baigtas,
o jie ten kažkur žinosi. Tai didelė dalim tai yra kaimininių autoritarinių valstybių naratyvas. Jeigu prisimenat prieš Rusijos genocidą Ukrainoje, prieš karą, išėjusi močiutė, kuri buvo Leningrado blokados dalyvė ir nukentėjusi, su kažkokia peticija buvo milicijos toj pat sulaikyta, arba su tuščiu lapu stovinti žmonės, taip pat tam buvo kalinami ir gavo po 10 metų kalėjimo ir panašiai. Tai vat štai kaip autoritarizme suvokiamas pilietinis aktyvumas. Sėdėk namuose ir tylėk, nekelk balso. Vat tie žmonės už aukštos tvoros rūmose, jie žino geriau už tave. Tai jeigu mes norim tą kryptim, ir jeigu mes beje norim Vengrijos kryptim, Sakartvelo kryptimi, tai taip, sėdėkim ir nekelkim balso. Bet jeigu mes norim pasinaudoti konstitucijos teikiamą teisę, išeiti į aikštę, į viešą erdvę, į socialinį tinklą ir pasakyti, ką tu galvoji apie situaciją, kuri tikrai, pabrėšiu, yra labai nenormali, man atrodo, kad tai yra pilietiškumas, konstitucinė teisė. Ir kai mes ją prarasim, kaip jūs sakėt, pabusim visai kitoj Lietuvoje. Labas sienos makaronų žiūrovė. Ačiū, kad esi su mumis. Jeigu patinka tai, ką matai ir nori daugiau panašaus turinio, prisijung prie mūsų Patreon bendruomenės arba prenumeruok mūsų naujienlaiškį Spam. Tokia parama tau gal ir neatrodo didelė, bet mums tai yra labai svarbi, kad galėtumėm daryti tai, kuo tikime ir tai, ką darome geriausiai. Tai yra gerą žurnalistinį turinį. Prisijung ir mūsų tinklalaidės bei tyrimus pamatysi pirmas, o taip pat gausi visus kitus bonusus, kuriuos siūlome tik mūsų bendruomenės nariams. Kelios dienos po kultūros protesto, kai vis daugiau organizacijų jungiasi prie kultūros asamblėjos, Žemaitaitis išstojo paplatindamas kontr palaikymą. Tai yra labai rimtai pavadintas Lietuvos žmogaus teisų organizacijų kreipimasis, kuris čia sako, kad jūs visi čia kiršintojai ir žmogaus teisų organizacijos čia nieko nepalaiko, pasirašo 4 žmonės. Tai va taip. Tiesa nėra svarbi. Tiesa nėra svarbi. Taip. Tiesa yra melas, juoda yra balta. Kiršinimas yra... Kiršintojas kiršina ir... Kiršintojas kiršina... Ne, kiršintojas taiko, jisai yra taikdarys. Prašau, palaukti, kaip dabar... Sveikas žmogus yra ligonis, ligonis yra sveikas, viskas apsivertė. Tarsi konstruojama tikrovė, kur nėra jokių atramos, nėra į ką atsiremti. Į institucijas negali atsiremti, į teisėsaugą negali atsiremti. Į piliečius irgi jie kažkokie ten išprotėję, tik tai į vieną asmenį gali atsiremti, į vieną ir juo tikėti. Didysis lyderis, tautos vadas. Taip. Taip, ir šią džiugę gaidą, manau, mes jau pamažu judėkim į pabaigą. Migle, kaip tu rezumuotum šitą pokalbį mūsų? Aš šiaip turiu, išsinešu 2 esminės idėjas, kad mes tam tikrą prasme esam dabar kare ir tam pilietiniam vidiniam kare, kur mes labai ilgai tylėjome, mes labai ilgai toleravome, mes buvom labai provakarietiški, kultūringi, toleravom, davėm durnių kelią. Ir kaip juokingai beskambėtų tie Ignoto Adomavičiaus žodžiai, kad prie manęs kultūrai kaip niekad teko daug dėmesio. Jis yra teisus ta prasme, kad vat šitą šaršalą, šitą visą iškėlę į paviršių kartu su savo idėjiniu lyderiu Remigijum Žemaitaičiu, jie tikrai atnešė deramą dėmesį ir dabar va ta kultūrinė, pilietinė bendruomenė ir visuomenė pagaliau atėjo į tą suvokimą, kad reikia kelti užpakalius nuo kėdžių, nuo to patogumo. Ir eit kovoti ne tik už kultūros ministeriją, ne tik už kultūros bendruomenę, bet ir už pačius save. Nes mes ką matom, kad tikrai mes prisivirėm košės, kai buvom apleidę tiek regionus, tiek tuos visus žmonės ir buvom davę laisvą valią populistams didinti savo įtaką tiek regionuose, didinti savo žinomumą, didinti savo vardą ir mes prisidirbom, žiauriai prisidirbom. Tai reikia padėkoti dabar šitam visam sprogimui, kad jisai mus išsprogdino ir pagaliau mes kalbam apie tai.
Pagaliau mes matom prasme diskutuoti ir demaskuoti melus, dekonstruoti naratyvus. Pagaliau mes seniau tai turėjom daryti. Tai gal geriau vėliau negu per vėlai. Tai va čia mano įžvalga. Taip, aš manau, kad mes buvom jau priėmę kaip savaime suprantamą dalyką. Kaip duotybę. Kad teisinė valstybė ir Lietuvos stabilumas ir augantis gerbuvis yra amžiams. Ir nieko per daug nereikia daryti. Tu savo profesiniam lauke ir šeimoje kažką tai gerai darai ir to pilnai pakanka. O pilietiškumas, Taigi jau įvyko. Ir taip viskas gerai juda. Tai tokios krizės kaip ši, kuri parodo, kad egzistuoja tikrai pikta, besijaučianti nuskriausta ir kerštinga visuomenės dalis, kuri pagristai reikalauja dėmesio, jinai pagristai reikalauja nebūti pakraštys ar kažkokia antrarūšiai. Tai sutinku, kad tai pamoka yra. Tikrai manau, kad daugybę kartų, nors regioninių projektų, kad ten miestas važiuoja į miestelį, o miestelis į kaimą, jų buvo gausybė, šimtai, o gal ne tūkstančiai, tai dabar pasidarys 10 000, dar daugiau. O antra yra turbūt tiesa tokia, kad tas naudžianti malonumo būsena nėra per daug geras dalykas žmogui. Kad komfortas komfortu, gerbuvis gerbuviu, bet tas snūduriavimas žmogui kaip žmogui, jis nieko per daug gero neatneša. Ir kultūroje taip pat. Jeigu tu nori teisių, jeigu tu nori progreso, jeigu tu nori, kad būtų geriau, tikrai sutinku pakelti užpakalį nuo minkšto fotelio ir eiti taisyti padėties. Ir galų gale suprasti, kad tu esi dalis visko. Kad tu nesi atskira detalė, o valstybė eina savo vaga. Mes kiekvienas esam valstybė. Ir kaip jūs labai teisingai minėjot, mūsų yra per mažai, kad mes jausmėmės kažkokie tai kaip atskiri organizmai. Už tai visiškai be jokios demagogijos, nes šventai tuo tikiu. Aš manau, kad kiekvienas mūsų žmogus, kiekvienas pilietis, kiekvienas mažiausio kaimelio diedukas yra didžiulė vertybė, saugotina vertybė ir prioritetas. Dėl to, kad mūsų yra 2,8 milijono, ir neatrodo, kad prognozės sakytų, kad greitai ten bus 5 ar 10 milijonų, veikiau priešingai. Ir manau, geriau tegul būna nedaug, bet kiekvienas pilietis jaustųsi ramus, saugus, turėtų tam tikrą gerovę nuo savo pastangų, aišku, irgi priklausančią. Bet tai yra labai labai svarbu suprasti, labai svarbu. Ir tas nuvilnijęs pasipriešinimas ir tas pilietinis aktyvumas per visą Lietuvą, tikrai jisai suteikia labai malonų jausmą. Ir nors tikrai ne kartą, ne 2 ir ne 10 esu buvęs įvairiom progom pas kolegas regionuose, kurie dirba įstabiai ir kai kur net ir infrastruktūra yra žymiai aukštesnio lygio negu toj pačioj sostinėje, tai yra faktas. Bet taip, turim būti tinkliškesni, dar tankesnis tinklas bendradarbiavimo ir to dalymosi gerovė. Tai yra faktas. Tikrai reikia dar kartą padėkoti kultūros bendruomeniai už tai, kad parodė, ką gali vienybė. Ir labai džiaugiuosi, kad tai yra toliau demonstruojama, nes mes ir kalbam apie vienybę. Ne apie susiskaldymą ir ne apie tai, ko siekia žmonės, kurie mus ir siekia suskaldyti. O aš tą progą padėkosiu mūsų rėmėjams ir mūsų neremia Adomavičiaus makaronų fabrikas. Mes laikomės ant geros valios žmonių. Pirmiausia, ant mūsų Patreon rėmėjų ir Sienos pašto prenumeratorių. Taigi ačiū jiems, nes jų dėka šis podcastas ir yra įmanomas. Ir čia buvo mūsų pirmas ir tikėkimės ne paskutinis podcastas Makaronai apie kultūrą su Arūnu Gelūnu. Ačiū Jums labai. Arūnai, kaip Jums mūsų studija? Ar jaučiatės kaip paprastas žmogus? Ar nepaprastas? Kaip žiauriai paprastas.